gydytoja, duokit man iš karto tų vaistų ir čia nežaiskim tų žaidimų. Man čia šventė artėja, mano vestuvės artėja, aš čia norėčiau kokį 10 kg greituoju būdu numesti. Bet tada reikia įvertinti paciento rizikas. Jeigu pacientas netitinka šių kriterijų, tai turbūt tikrai niekas jų jam ir neskiria. Yra ta juodoji rinka, kur galima įsigyti šitų vaistų. Ateina jau su šalutiniam reakcijom nuo tų vaistų, sustoja svorio kritimas. Kas tada? Man čia niekas nekrenta, neturi ten 10 kg per mėnesį nukristi. Gal apimtis sumažėjo. Reikia suprasti, kad vaisto vartojimas yra ilgalaikis. Statistiškai šį svoris grįžta. Tai gal ir kalbam apie tas palaikomąsias dozes. Taip, reikės visą gyvenimą irgi priežiūros. Tai nėra viską išsprendžiantis dalykas. Hormonai veikia sistemiškai. Mes turim gydyti pacientą, o ne tą kažkokį kraujo tyrimą, ne kažkokį tą rodiklį. Svoris nėra tik valios trūkumas, kad svoris yra kompleksinis dalykas. Sveiki, čia gydytoja gastroenterologė Evelina Ruibienė ir dar viena Gastro paprastai laida, kurioje šiandien kartu su gydytoja endokrinologė Paulina Radimonaitė kalbėsime apie nutukimą, jo gydymą, svorį mažinančius vaistus, skydliaukės ligas, hormonus ir kaip tai turi įtaką virškinimo sveikatai. Tai labas, Paulina. Labas. Tai pradėkim apie tą nutukimą pakalbėti. Taip, tai kas tai yra apskritai? Ar tai daugiau kaip rizikos veiksnys, ar tai jau yra liga, kaip čia atskirti? Ir nebereikalo tikriausiai yra sakoma, kad nutukimas yra viena iš tų priežasčių, kur yra susijusi su daugeliu ligų, ne tik virškinimo sistemos ligom, bet ir kitom ligom. Tai pristatyk, kada jau čia atpažinti. Taip, tai pradžiai pradėkim nuo to, kas yra apskritai nutukimas. Tai nutukimas yra lėtinė recidyvuojanti liga, kuriai yra būdingas per didelis riebalų kaupimasis kūne. Kaip nustatom nutukimą? Tai nutukimas yra diagnozuojamas pagal kūno masės indeksą. Tai skirstomas į 1, 2 ir 3 laipsnio nutukimą. Taip, tai 1 laipsnio nutukimas, kai KMI daugiau negu 30, 2 laipsnio daugiau negu 35 ir 3 laipsnio daugiau negu 40. Dar yra išskiriama tokia kaip antsvorio kategorija. Tai kai turim KMI daugiau negu 25, tarp 25 ir 29,9. Kodėl yra svarbu kalbėti apie nutukimą? Tai turbūt žinoma, kad nutukimo skaičiai visame pasaulyje yra augantis ir ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, Amerikoje ypač. Tai 2019 metų duomenimis Lietuvoje antsvorį ir nutukimą turėjo beveik 60% populiacijos. Tai yra tikrai didžiuliai skaičiai ir dėl to apie nutukimą kalbėti yra labai svarbu. Dabar kalbant apie pačias tokias kaip priežastis, tai nutukimas yra apskritai kompleksinis dalykas, tai yra susidedantis iš daugelio priežasčių ir tai tikrai nėra, kaip daug kur gal būna paminėta, kad tai yra valios trūkumas. Tai tikrai nėra tik valios trūkumas, nutukimą lemia daugelį aspektų. Tai pavyzdžiui, genetika, kiekvienas mes turim savo kažkokį genetinį užkoduotą svorį. Taip pat, aišku, mityba, fizinis aktyvumas, įvairios ligos, kaip pavyzdžiui, skydliaukės problemos, policistinių kiaušidžių sindromas, aišku, psichologiniai dalykai. Labai susiduriu darbe, iš tikrųjų, kad pacientai turi tą vadinamą tokį kaip emocinį valgymą, tai reiškia, kad jie savo stresą, kažkokį nuovargį malšina maistu, tai yra gana dažnas dalykas, bent jau kaip įsikalbam, taip pat visokios psichologinės problemos, nerimo sutrikimai, depresija, visi šitie aspektai lemia nutukimą. O koks tada būtų gydymas, sakykime, gydymo taktika? Ar iš karto reikėtų skubėti ten vartoti tos svorį mažinančius vaistus, ar vis tiek tas gydymas daugiau yra kompleksinis? Kaip jūs kaip endokrinologai, nuo ko startuojat, nuo ko pradedat? Galbūt vis tiek susidurėt su tai žmonėm, aišku, kurie pas jūs ateina ir kreipiasi, ar jau jie būna kažką išbandę, ten, sakykime, mitybą, fizinį aktyvumą, sportai, ar vis dėlto ateina iš karto tiesiogiai pas jūs ir sako, gydytoja, duokit man iš karto tų vaistų ir čia nežaiskim tų žaidimų? Turbūt pas mus ateina jau išbandę daugelį tų, ką tu paminėjai, nes
aišku, kad iš pradžių reikėtų peržiūrėti savo mitybą ir gyvenseną, koks yra fizinis aktyvumas, kokį mes krūvį turim, nes, aišku, daugelis žmonių šiais laikais turi sėdimą darbą ir daug prasėdim, tai nėra daug to fizinio aktyvumo, tai gal reikėtų peržiūrėti savo gyvenimo būdo, kaip sakant, dalykus. Mityba, aišku, irgi yra labai labai svarbus dalykas šitoje vietoje, tai jeigu mes turim sukoreguotą mitybą, fizinį aktyvumą ir vis tiek nepasiekiam to tikslinio svorio, tada turbūt galima ateiti pas endokrinologą, paieškoti galbūt ir kitų priežasčių, kaip jau minėjau, skydliaukės problemų, galbūt policistinių kiaušidžių sindromas galėtų būti. Na ir tada aptariam įvairius galimus gydymo variantus. Tai žodžiu, pirmiausia vis tiek ieškot priežasčių. Taip. Ir jeigu jos yra, tai gydot priežastis ir tada stebit pacientą. Taip, nes tarkim, niekada vaistų nepradedam skirti, bent jau taip jau neištyrę skydliaukės funkcijos, neįvertinus dėl policistinių kiaušidžių sindromo, ar nėra klinikos, kokie požymiai ir panašiai. Aišku, būna ir tos retos svorio augimo priežastys, endokrininės retos ligos, tokios kaip Cushing'o sindromas, bet tai yra jau tikrai retos ligos, bet aišku, vertinam ir dėl šių patologijų, nes tai irgi yra susijęs su svorio augimo. Tai pirma tyrimai, o paskui žiūrim, kokie rezultatai. Na, o jeigu, sakykime, tos visos priežastis, kur tu ir minėjai, kaip ir atkrenta, skydliaukės ligų nėra, policistinių kiaušidžių nėra, Cushing'o sindromas irgi kaip ir retas, kaip ir minėjai, bet atkrenta, tai kokia tada ta gydymo taktika? Tai jau yra tas jau žingsnis, kad jau reikia tų vaistų, ar dar ne? Tai esmė tame, kad kiekvienas vaistas turi savo indikacijas. Tai gal reiktų paminėti tos vaistus. Kokios tos vaistų grupės? Kokios tos vaistų grupės? Taip, tai iš principo dabar tokios, šiaip Lietuvoje yra registruoti 4 vaistai svorio mažinimui, nutukimo gydymui, bet jie tokie patys efektyviausi, naujausi ir labiausiai paplitę ir vartojami yra 2. Tai yra GLP-1 receptorių analogas semaglutidas ir GLP-1 ir GIP receptorių analogas būtent tirzepatidas. Tai yra 2 patys populiariausi vaistai. Tai šie vaistai turi savo indikacijas. Tai vaistų indikacija yra abudu gali būti skiriami antro tipo cukriniu diabetui gydyti. Jie turi šitą indikaciją, nes iš principo vaistai, būtent semaglutidas, kuris ir padarė perversmą šitoj visoj, kaip sakant, nutukimo gydyme, tai jis ir buvo sukurtas būtent antro tipo cukriniam diabetui gydyti, tai jie ir turi šitą indikaciją, abudu šie vaistai. Na ir antra indikacija nutukimo gydymas, bet galima skirti tik tada, kai KMI turim daugiau negu 30, tai reiškia 1 laipsnio nutukimas ir didesnis gali būti, arba skiriam, jeigu turim KMI daugiau negu 27 ir su nutukimu susijusios komplikacijos, tokias kaip prediabetinė būklė gali būti, tas pats antro tipo cukrinis diabetas, hipertenzija, dislipidemija, taip pat nustatyta širdies ir kraujagyslių liga, jau miego apnėja. Tai jeigu turim dar tokias kaip komplikacijas nutukimo, irgi galima tada skirti. Taigi šios indikacijos, jeigu pacientas atitinka, mes galim galvoti apie vaisto paskirimą. Ar nebūna tokių situacijų, kad ateina, tarkim, moteris, kuris sveria, kokius 65 kilogramus ir sako, žiūrėkit, daktarė, man čia šventė artėja, mano vestuvės artėja, aš čia norėčiau kokį 10 kilogramų greituoju būdu numesti. Gal jūs man galit paskirti tų vaistų, ką minėjai? Nebūna tokių atvejų? Būna. Tikrai būna, bet, kaip sakau, turbūt kiekvienas save gerbiantis gydytojas turbūt laikosi vaisto paskirimo indikacijų ir iš esmės, jeigu pacientas netitinka šių kriterijų, tai turbūt tikrai niekas jau jam ir neskiria. Bet tikrai būna tų pacientų, tai mes tada, aš padarau, aišku, tyrimus, pažiūrim kokią situaciją. Gal yra skydliaukės kokia problema atsiradus, gal dar kažką, kad tas svoris kažkaip paaugo. Bet jeigu nieko nėra, viskas gerai, tyrimai geri, pacientas netitinka indikacijų vaisto paskirimui, tai tikrai tų vaistų neskiriam. O tada belieka tik tais, kaip sakant, gyvenimo būdo klausimus peržiūrėti arba kreiptis galbūt į gydytoją dietologą, kad peržiūrėtų mitybos rekomendacijas, fizinį aktyvumą pagerinti ir panašiai. Tai tada tokie dalykai. O tokių priešingų situacijų, kad tarkim,
Na, pripažinkim, tikrai yra ta juodoji rinka, kur galima įsigyti šitų vaistų, bent jau tarp pacientų, tarp žmonių visuomeniai tikrai tas sklando ir forumuose įvairiausiuose. Ir jie jau būna pradėję vartoti tos vaistus ir tada jau ateina pas tave. Ar būna tokių atvejų, kad sakai, na, nereikia jums jų ir jūs galite turėti šalutinių reakcijų ir kartais galbūt netgi ateina jau su šalutiniam reakcijom nuo tų vaistų pas gydytoją endokrinologą? Šiaip dažniausiai ne. Nepasitaiko. Nepasitaiko, nes turbūt tie, kurie perka juodoje rinkoje, bijo pas gydytoją. Tiesa. Manyčiau, nes, nežinau, aš tai nepastebėjau, pas mane tokių nebuvo pacientų. Arba kažkada vartojo kur nors ten, nežinau, kažkur pirko, bet dabar jau nutraukė, ten kokį porą metų nevartoja ir tarkim, nu, vis tiek tas svoris auga ir atitinka indikaciją. Nu, tai tada kiti dalykai. Bet šiaip, kad ten jau vartotų iš kažkur neaišku, ką gauta, tai ne, gal buvo viena pacientė, kuri pirko kažkokį pakaitalą Baltarusijoje ir ten dar net pažiūrėjau, kas ten per vaistas, tai jie irgi ten save pristato, kad irgi ta pati GLP-1 receptorių agonistas, čia jau viską. Tai nežinau, kaip tenai su tais vaistais, bet jinai, žodžiu, tai aš jai tiesiog jinai atitiko indikacijas, nes jinai sirgo antrojo tipo cukriniu diabetu ir visa kita, tai aš jai tiesiog parašiau oficialų, normalų vaistą. Dabar netgi paskutiniu metu irgi tose pačiose forumuose, ten žmonės, kurie jau gydosi tą nutukimą tais vaistais, tai aišku, jie ten diskutuoja, kaip jiems sekasi, kaip jie jaučiasi, kaip jiems sekasi mesti svorį, ar jis krenta, ar nekrenta. Ir yra netgi tokių eksperimentinių tų vaistų, kurie vis laikas nuo laiko įkrenta ten ir žmonės irgi juos kažkokiu būdu, nesuprantu, kokiu būdu įsigyja, net nežinodami, ar iš vis jis pateks kaip vaistas į tą tikrąją rinką. Ir dabar netgi yra kažkuris vienas iš jų, pavadinimo tikrai nepasakysiu tau tiksliai, bet kuris neva apsaugo nuo raumenų masės netekimo, kad ne tik riebalai ten, sakykim, dega, krenta, bet ir kartu apsaugo, kad tas raumuo nenyktų, skirtingai negu dabar esantis tavo minėti vaistai, kurie gali turėti įtakos tai raumeniniai masei. Dabar dar paneigsiu šiek tiek šitą informaciją. Labai įdomu. Nes iš tikrųjų, taip, yra įvairiuose forumuose, net man pačiai būna išmeta ten kažkur internete apie naujausią vaistą, kuris yra iš vis tik tyrimo stadijose. Ir kažkaip ten kažkokia moterytė ar ten vyrukas iš kažkur alegavo tą vaistą. Nu, tai aš sakyčiau, kad nereiktų pasitikėti niekada tokiais dalykais, reiktų visada turėti savo kritinį mąstymą šitoje vietoje, kad jeigu dar vaistas iš vis net nepateko į rinką, jo iš vis net jisai dar tik tyrimų stadijoje, tai kaip ten ta paprasta moterytė ar ten tas vyrukas kažkoks, jisai gali turėti tą vaistą. Nu, čia yra tiesiog, tai tikrai tenais reiškia yra kažkoks apgaudinėjimas ir tiesiog iš vis neaišku, ką ten jie pardavinėja, tai gali būti pavojinga netgi ir sveikatai. Todėl reikėtų visada tikrai, pamastyti, kad jeigu jau tikrai jau nusiteikiai ir nori, kažką daryti su savo svoriu ir, tarkim, nutukimo gydymas yra prieinamas Lietuvoje, kreipiantis į gydytojus, ištiriant priežastis, paieškant kažkokių ligų arba tiesiog, skiriant tą oficialiai gydymą, susisiekimų, priežiūrą ir visą kitą. Tai va, o kalbant apie tai, kad ten raumeninė masė nyksta, tai iš principo dabar jau yra kaip ir, jau ir šiek tiek ir paneigta šita teorija, nes vis tiek atliekami tyrimai ir vis daugiau informacijos apie šios vaistus, tai daugiau yra susiję, kad raumeninė masė gali sumažėti vien dėl to, kad pats riebalinis audinys yra įsiskverbęs į tą raumenį, kaip sakant, į raumens audinį. Tai jeigu yra dega, tas nyksta riebalinis, tai kažkiek sunykus to riebalinio audinio būtent tam raumenį, gal ten kažkiek gali pamažėti ir ta raumeninė masė, bet vien dėl to, kad patys raumenys būna tokie, kaip juos įaugia tas riebalinis audinys. Tai čia su tuo, ne tai, kad tą būtent raumenį labai netiesiogiai
tiesiogiai, jo, o labiau riebalinį audinį naikina. Tai Nu, čia... labai džiaugiuosi, kad tu pasidalinai šitą Taip. naują informaciją, nes tikrai tas yra svarbu, kadangi daug kas kalba apie tai, kad va, tie vaistai man ir tą raumeninę masę ir neva, na, aš visą laiką turiu eiti lygiagrečiai ir ten sportuoti. Aišku, tas irgi svarbu, bet kad, nu, ne iki tokio, kaip sakau, išprotėjimo, kad Taip, tikrai nėra, kad jau riebalinė masė nukris ir ten raumenų visai nebeliks. Tai tikrai taip nėra su tais vaistais, sakau, tai yra labiau susiję pagal naujausius tyrimus, vat būtent, kad jie naikina va tą riebalą būtent tam raumenį. Tai čia apie tai eina kalba. Tai va toks labiausiai čia. O tokios, sakykime, moksliškai jau pagrįstos šalutinės reakcijos, bent jau man tekę kiek konferencijose būti, tai girdėjau 2 tokias, kur tikrai jau statistiškai reikšmingi duomenys. Tai aišku refliuksas, bet tai čia natūralu dėl to, kad tas vis tiek maistas šiek tiek stovi ten skrandį ir ta evakuacija yra sulėtėjusi. Ir kita tulžies pūslės akmenligė. Galbūt kažkas dar yra. Tai šiaip, jeigu taip kalbant apskritai apie kontraindikacijas tų vaistų, tai realiai yra, turbūt tik 2 tokios absoliučios kontraindikacijos. Tai aišku, alerginė reakcija bet kuriai sudedamai medžiagai ir nėštumas ir žindymas. Taip. Toksai. Tai negalimi tie vaistai. O daugiau tai yra atsargumo priemonės. Kaip sakant, reikia atsargiau skirti, labiau gal pasekti. Tai reiškia, pacientam po persirgto, pavyzdžiui, pankreatito, nes tyrimuose kažkiek pastebėta, kad gali padidinti kažkiek pankreatito riziką, pakartotinę pankreatito riziką. Tai žodžiu, kurie yra persirgę pankreatito, tai galima kažkiek gal atsargiau skirti, bet, pavyzdžiui, endokrinologai skiria prie antro tipo diabetų sergantiem pacientam, net jeigu jie kažkada ten sirgo pankreatitu. Vis tiek būna, kad skiriam tą vaistą. Tai didesnė nauda negu neskirti. Taip, didesnė yra nauda. Tiesiog yra, galima atidžiau pastebėti tą pacientą, įspėti, jeigu ten atsirastų kažkokie vėl tie buvę simptomai, dar kažką. Tiesiog, kad būtų gal labiau atkreiptų dėmesį ir taip, bet tai tikrai nėra kažkokia absoliuti kontraindikacija. Tiesiog atsargiau stebėti, atsargiau skirti. Tada dar atsargiau, irgi toks atsargumo labiau, jeigu, tarkim, tai irgi labiau yra kalbama apie antro tipo cukrinių diabetų sergančius pacientus. Tai jeigu pacientas serga diabetų ir vartoja insuliną, sulfonilūrę preparatus ir paskiriam kartu semaglutidą arba tirzepatidą, tai tada irgi gali padidėti hipoglikemijos rizika. Bet tai irgi yra antro tipo cukrinių diabetų sergantis, ne tie pacientai, kurie turi tik nutukimą. Irgi vėl apie antro tipo cukrinių diabetų sergančius, kurie turi tokią progresuojančią, labai išreikštą diabetinę retinopatiją, tai tiem pacientam irgi reikėtų gal atsargiau irgi skirti, nes ten tyrimuose buvo pastebėta, kad šiek tiek gal pablogėja diabetinės retinopatijos eiga, bet tai turbūt labiau yra siejama su to, kad pagerėja gliukozės kontrolė su šiais vaistais, nes jie labai efektyviai padeda pagerinti diabeto ir gliukozės kontrolę, tai su tom labiau siejama. Dar vyresnio amžiaus pacientams kažkiek gali būti dehidratacija, nes jie ir taip dažniausiai mažiau skysčių geria. Nes troškulio jausmo neturi. Jo, tai jie mažiau skysčių geria, tai jiems reikėtų daugiau priminti, kad tų skysčių išgertų. Dar gal toks irgi pastebėjimas pacientam, kurie gal vartoja vaistus, kuriems reikalinga greita absorpcija iš skrandžio. Kadangi tie vaistai šiek tiek lėtina tą skrandžio tokia kaip motorika, tai tiesiog bus lėtesnė ir absorpcija. Tai jeigu kažkokie vaistai, kur reikia, kad greitai, kaip sakant, absorpcija įvyktų, tai gal tada irgi kažkiek įspėti šitoje vietoje. Bet šiaip daugiau tai tokių labai kažkokių kaip ir nėra tokių atsargumo priemonių labai. Tarkim, užsiminėjai apie antro tipo cukrinį diabetą, tai aišku, kai jau jis yra nustatomas, tai iškart turbūt nestartuojat nuo šitų vaistų, vis tiek pradedat palaipsniui. Kada jau yra tas etapas įvesti šitus medikamentus? Tai yra vaisto gydymo algoritmas antro tipo cukriniu diabetu sergantiem pacientam. Tai iš principo vis tiek pirmo pasirinkimo yra kitas vaistas kaip bazinis, metforminas yra pirmo pasirinkimo, jeigu nustatom diabetą, bet tada reikia įvertinti paciento rizikas, nes visas diabeto gydymas dabar yra orientuotas labiau, ne tik į diabeto kontrolę, glikemijos gerą kontrolę, bet ir komplikacijų mažinimą. Tai tarkim, jeigu pacientas yra persirgęs miokardo infarktu, jeigu
jeigu jam nustatyta periferinių arterijų liga, insultas buvęs, na, jis turi tą širdies ir kraujagyslių ligą, tai jam nepriklausomai netgi koks jo yra, pavyzdžiui, glikozilintas, kokia diabeto kontrolė, galima skirti tos vaistus, ypač jeigu jis turi, pavyzdžiui, KMI didesnį negu 32, tai tada galima pridėti tos vaistus net iš karto. Tai va, arba kitas kelias tai yra, jeigu bloga diabeto kontrolė. Bet tas vaistas tada šiaip kompensuojamas yra tik semaglutidas, jeigu taip žiūrint, tirzepatidas prie antrojo tipo cukrinių diabetų nekompensuojamas, bet aišku, jį galima pačiam, jeigu nori pacientas pirktis, gali vartoti, bet tai tada tiesiog, sakau, reikėtų atkreipti į esamą šiaip situaciją. O jeigu norėtų nekompensuojamą pirkti, tai tarkim, jeigu turim jau nutukimą KMI didesnį negu 30 ir antro tipo diabetą, tai galėtumėm irgi paskirti iš karto, nes diagnozavus. Man toks klausimas vėlgi iš pokalbio. Metforminas. Tikrai tenka irgi man susidurti, atvyksta su viduriavimu. Pacientai tikrai nedažnai, bet pasitaiko ir, praieškai kitų priežasčių, bet nėra kitų priežasčių ir dažniausiai suvedam vis tiek į metforminą. Tai ar tai jau būtų irgi indikacija, sakykim, keisti, nutraukti metforminą ir keisti šitus vaistus, ar ten kiti žingsniai vestų? Tai būtų galima pakeisti. Tai vienas iš dažniausių metformino pakeitimo priežasčių yra netoleravimas, tai va tas viduriavimas, bet dabar dažnai dar būna pakeičiam į pavyzdžiui, prailgintą veikimą metformino, tai žinom, kurią formą vartoja, nes yra geriau toleruojamas, kuris turi žymiai mažiau tų viduriavimo, kaip sakant, požymių nepasireiškia, pavyzdžiui, vartojant prailgintą formą, tai žinom, kurią formą vartoja, dar dažniausiai tą trumpą veikimą. Tai dažniausiai pakeičiam į tą kitą formą ir daugam susitvarko iš tikrųjų. Tai čia labai priklauso nuo to, ką vartoja. Bet jeigu ir, tarkim, pabandom abudu variantus ir vis tiek yra viduriavimas, nėra jokių kitų priežasčių, tai aišku, galima pakeisti ir tai viena dažniausių priežasčių, dėl ko yra nutraukiamas metformino vartojimas. Na gerai, tai jeigu jau paskyrėm tos vaistus mūsų minėtus, tai dabar kaip jūs parenkat tą pačią visą gydymo schemą, nes tikriausiai individualiai tenka ją parinkti. Man tekę girdėti tokių nuomonių iš tų, kurie, vartoja tos vaistus, kad vieni endokrinologai vienokią schemą sudėlioja, kiti kitokią, vieni už tai, kad iš po lėto didinti dozę, kiti už tai, kad skirti didesnę dozę ir greičiau tą atsaką turėti. Tavo manymu, kaip reikėtų iš tiesų daryti, kaip tu pati galbūt praktikoje darai ir kodėl net tarp jūsų yra tos skirtingos tokios taktikos? Taktikos turbūt skirtingos. Šiaip vaisto aprašas yra toks, kad galima kas mėnesį didinti vaisto dozę. Tai galima kas mėnesį didinti, jeigu yra poreikis, jeigu pacientas toleruoja, jeigu gerai jaučiasi. Svoris kritimas yra normalus, ne kažkoks per didelis, tai tada, kaip sakant, galima ir kas mėnesį didinti, jeigu ten yra toks poreikis. Bet dažniausiai tai nėra tokio poreikio iš pacientų, iš tikrųjų, nes jie dėl pačio toleravimo, kiti turi tų šalutinių poveikių jaučia, tai tie dažniausiai šalutiniai tai yra per virškinamąjį traktą, tai tenais papykina, ypač padidinus dozę, dažniausiai, kai padidinam dozę, pirmą mėnesį tai yra pati mažiausia dozė, tik įvadinė tokia, galim tai pasakyti, tai dažniausiai po mėnesio padidinam į tą tokią jau, po mėnesio tą kitą dozę, kaip sakant, į didesnę šiek tiek. Ir tada žiūrim individualiai, galima ne kas mėnesį, galima porą mėnesių pratęsti tą didesnę dozę, tada vėl pažiūrim kokią situaciją, galima tada vėl padidinti, galima, kas porą mėnesių, priklauso nuo to, kaip toleruoja, nes su kiti padidinus, tai tikrai ir pykina, ir toks šlykštulys, tas nevirškinimo jausmas, pilvo pūtimas, toks jaučiasi ir dažniausiai tai yra tiesiog, kai padidinam dozę, susileidžia, po suleidimo pirmas 2-3 dienas daugiausiai jaučiasi, paskui tas poveikis jisai sumažėja, tas šalutinis nebesijaučia, taip. Tada vėl, jeigu padidinam po poros mėnesių, gali vėl šiek tiek jaustis, tai vien dėl to toleravimo pačio, tai dažniausiai kas mėnesį taip nedidinam, nes tikrai būna, kad ženkliai mažina apetitą, visi tikrai šito jaučia, tai
tai tiesiog ir dar tų šalutinių, jeigu jaučia, tai nėra poreikio ten kas mėnesį didinti tą dozę. Tai va, o šiaip tas leidimas tai 1 kartą savaitėje, abiejų vienodas yra, taip pat abudu tie vaistai yra nuo mažiausios dozės iki didesnių palaipsnių, iki tų terapinių gydomųjų, kaip sakant, yra didinamos. Ir dėl šalutinių, tai sakau, labai individualu, vieniem nuo vieno labiau jaučiasi, kitiem nuo kito, nes labai tenais visokios informacijos daug socialiniuose tinkluose ir ten visokiuose forumuose, kad nuo to ten blogiau, nuo to geriau, tai galiu pasakyti, kad tai yra labai individualu, nes vienam nuo vieno, kitam nuo kito, tai tiesiog nereikėtų taip gal irgi 100% priimti tos informacijos, ką ten kažkur kas rašo. Tai va, ir dar dėl tų šalutinių pačių, jeigu taip vat, kalbant, tai jau čia irgi vat, visur labai jau nuskambėjo, kaip vat, ypač semagliutidas, kad jau čia būtent labai jau sukelia čia skydliaukės vėžį, turbūt girdėjai ar negirdėjai šitos informacijos. Šitas man yra naujiena. Nu, bet, žodžiu, tikrai girdėjau. Tai, žodžiu, šiaip naujausių tyrimų duomenimis tai yra jau paneigta ir nei semagliutidas, nei trizapatidas nedidina skydliaukės vėžio rizikos. Todėl būkim gana ramų šitoje vietoje, nereikėtų taip labai jau hiperbolizuoti. Jo, iš tų tokių gal naujesnių, jau tų šalutinių, kas yra dar tyriama, žiūrima, tai yra ta nearterinė, išeminė optinė neuropatija yra tokia, nes pastebėta tyrimuose, kad žmonės, kurie vartoja semagliutidą ar trizapatidą, šiek tiek dažniau pasireiškia būtent šita tokia kaip komplikacija, šalutinė reakcija, kaip čia įvardinti. Tai dabar yra daugiau tyrimų atliekama su šituo ir tiesiog žiūrima, ar čia labiau rizikos grupėm gal daugiau pasireiškia, nes lyg pastebėta, kad labiau irgi tiem, kurie serga antro tipo cukriniu diabetu, kurie turi diabetinę retinopatiją, vyresnio amžiaus žmonėm, tai kol kas dar tiesiog tokie tyrinėjimas procesai. Nes vis tiek tie vaistai yra gana nauji, taip palyginus. Tai dėl to dar vis tų duomenų vis ateina. O kada tikėtis jau efekto, kad tas svoris pradės kristi, ar jis iškart pradeda kristi, ar ten reikia kažkiek tais laiko išlaukti, kada mes laikytume, kad tai yra normalus svorio kritimas, gal kažkokie kriterijai yra? Tai svoris dažniausiai pradeda greitai kristi. Nes, sakau, dažniausiai labai greitai sumažina apetitą, nebesinori valgyti ir, kaip sakant, tikrai dėl to jau pradeda jau greitai, gana jau po mėnesio turim vis tiek jau kažkokią dinamiką tikrai dažniausiai teigiamą. Tai tas normalus svorio kritimas, taip maždaug nuo 0,5 iki 1 kilogramo per savaitę, plius minus čia normalus, adekvatus kritimas ir neturi ten 10 kilogramų per mėnesį nukristi, nes tai būtų šokas organizmui. Taip, ir šokas, ir per didelis krūvis, stresas, ir neturėtų tai būti. Nes turėjau vieną pacientę, kuriai labai greitai labai daug nukrito, tai aš, žodžiu, labai buvau nusinerimus, gal kažkas kitos priežastys ten. Tai va, o šiaip čia yra normalus svorio kritimas ir taip ir turėtų būti. Tai sakau, apetitas sumažėja iš karto pradėjus vartoti tos vaistus, tai dėl to ir turim gana greitai tą kažkokį tą efektą. Bet reikia suprasti, kad vaisto vartojimas yra ilgalaikis. Čia nebus taip, kad pradėjau, čia 3 mėnesius ar ten pusę metų pavartosiu, ten man nukris ten 10-15 kilogramų ir tada aš jau ten galėsiu nutraukti ir tada taip ir bus. Tai taip nebūna. Iš tikrųjų, vaisto vartojimas yra ilgalaikis. Dabar iš tikrųjų dar, kadangi vaistai, sakau, gal tokie dar nėra labai jau seni, tai ypač nutukimui gydyti, tai dar tų tokių tolimesnių ilgalaikio gydymo rekomendacijų, jų dar kol kas tokių kaip ir nėra. Tai mes kol kas biškai taip ir nežinom, kaip čia daryti. Dabar kol kas taip kalbama apie 2 metus, paskui gal kažkokias palaikomosios dozės, gal paretinti leidimą galima, ne kas savaitę, gal kas 2, gal kažkokią dozę palaikomojo palikti.
atlikti. Nu, žodžiu, dar tų duomenų ir tyrimų bus turbūt ateityje, kaip kokios tos taktikos turėtų būti, nes, sakau, dar kol kas taip biškį trūksta duomenų šitoje vietoje. Tai čia daugiau iš savo praktikos jau tada sprendžiat, kaip daryti. Jo, nes, tiesiog nukrenta svoris, pasiekiam tikslinius tos rezultatus ir tada mes dažniausiai būna, kad šiek tiek pamažinam tą dozę arba, sakau, paretinam tą leidimą. Tai, bet būna pacientų, kurie nutraukia irgi, bandom nutraukti, bet, vis tiek tada grįžta apetitas tam pačiam lygiai. Tai nereiškia, daug kur ten rašo, kad grįžo dvigubai didesnis. Tai taip negrįžo dvigubai, jis tiesiog grįžo toks, koks buvo prieš gydymą. Bet tiesiog atrodo taip. Bet tiesiog taip atrodo psichologiškai, kad grįžo dvigubai didesnis. Tai tiesiog jisai grįžta toks, koks buvo apetitas, tai tada labai jau toks reikia tų savo įpročių laikytis mitybos, kurios tu pakeitei per visą tą gydymo laikotarpį, sportą, kurį, savo kažkokią discipliną turėjai, tą išlaikyti jau pasidaro gana sunku, bet yra pacientų, kuriems visai gal ir neblogai sekasi. Bet šiaip bendrai žiūrint, tai statistiškai šiaip svoris grįžta. Gal ne visas žinoma, bet kažkokia dalis, kažkuri, tai tikrai grįžta. Nėra taip, kad nutraukiu, taip ir bus dabar jau visą laiką tas svoris toks. Tai už tai gal ir kalbama apie tas palaikomąsias dozes, bet dar kaip ir minėjai, viskas dar tame tyrinėjimų lygyje, tai ateityje galbūt pavyks tą svorį tada tokį išlaikyti, kai mes tiksliai žinosim tas rekomendacijas, kokios tos turi būti palaikomosios dozės. O jeigu tokia situacija, kad tarkim, sustoja svorio kritimas, kas tada? Jau mes dozę turim tokią, kad jau nebėra kur. Ar tikrai yra tokių situacijų, kai, o kas toliau, ką darom? Sustojo, kažkiek nukrito, ten tarkim kokia 20 virš kilogramų ir viskas. Ir nei į priekį, nei atgal. Tai visada reikia įvertinti, koks tas svoris, aš nežinau, jeigu 20 gal visai neblogai jaučia, tas rezultatas visai neblogas, bet žiūrint kokia ta dozė, ar mes pasiekėm tas tikslinės gydomasias jau maksimalias dozes, nes labai būna pacientų, kurie tenais vidury kelio, kaip sakant, jau sustoja, man čia niekas nekrenta, tada mes pradedam kalbėti, kad iš pradžių buvo toks svoris, dabar yra toks, mes net nepasiekėm tų terapinių gydomųjų tų dozių. Tai visų pirma reikia pasiekti tas terapinės gydomasis dozes ir tada jau kalbėti, ar čia tikrai jau kaip sakant, niekas kažkaip nepasiekėm tų tikslų. Visada galima peržiūrėti ir vėl tą mitybą. Dietologas, gydytojas dietologas dalyvauja, tai irgi tai yra kompleksinis dalykas. Gal vėl tą skydliaukę peržiūrėti, gal kažkas tam pablogėjo kažkokioj daly. Tai žodžiu, tada galima pasižiūrėti situaciją, gal mityba, gal fizinio aktyvumo trūksta. Kitas dalykas, gal apimtis sumažėjo. Labai daug pacientų būna, kad ne tas skaičiukas tas vien tik esmė yra, bet tie vaistai labai sumažina pilvo, pavyzdžiui, apimti, šlaunų, ten klubų. Ta prasme, tai reiktų viską įvertinti bendrai. Kokia ta situacija yra. Ir tada pacientai būna, jo iš tikrųjų, gal čia jau ir kitaip. Tai čia yra kompleksinis dalykas. Visa komanda multidiscipliniškai. Taip, pasižiūrėti, kaip čia kas kur. Turėjau ne per seniausiai tokią situaciją ir, kaip sakau, pasinaudosiu progą ir paklausim, grįžtant prie tų šalutinių reakcijų, kad irgi moteris porą metų, man atrodo, vartojo irgi tos svorį mažinančius vaistus ir kreipėsi dėl virškinimo simptomų, pradėjus tyrinėti, kaip ir įtarimas, kad neuroendokrininis kasos navikas. Ar kažką tekę girdėti, skaityti, galbūt kažkokių atvejų, tokių panašių, ar yra kažkoks ryšys su šitais vaistais ir neuroendokriniais navikais, būtent kasos? Kol kas taip jau negirdėjau, gal taip. Tai vis tiek čia gal kažkoks ir naujesnis, kaip sakant, dalykas, gal nesusijęs tarpusavy, gal kažkiek susijęs, tai tiesiog gal reikėtų irgi informuoti kažkur, kaip sakant, gerai. Nes toks įdomesnė tokia situacija ir, sakau, pati irgi bandžiau ieškoti tos informacijos, bet neteko man irgi nei girdėti, nei ten kažkokiose konferencijose ar kažkur labai. Tai mes susitarėm su ta paciente, kad žiūrėsim, kaip jai sekasi, kad vis informuotų ir dėl tos pačios tolimesnės tos gydymo taktikos.
ir vis tiek, kaip ir minėjai, viskas dar tam tyrinėjimo eigoje ir galbūt po kažkurio laiko ir išlys tokių pavienių atvejų retesnių, kad gal yra ta sąsaja, o gal tai tik atsitiktinumas ir sutapimas. Taip, nu, tai dabar sunku pasakyti, tai pavieniai kažkokie atvejai turbūt būna, bet kažkokių tokių rimtesnių problemų, ligų, bet nežinau, ar tai grinai konkrečiai vaisto įtakota, gal tiesiog tai yra bendros populiacijos, kaip sakant, kaip būna įvairios ligos, tai sunku pasakyti dabar. Dar toks pastebėjimas, anksčiau tikrai buvo nemažai tų bariatrinių operacijų, svorį mažinančių operacijų ir tikrai ganėtinai tokių radikalių, kaip apylankos operacijų. Ar tau vis tiek netenka susidurti su tais pacientais, kurie galbūt ateina dar prieš tavo operaciją su tavim pasikonsultuoti? Ar jau čia kaip ir pribrendo tas etapas tai operacijai, gal mes pabandykim šitus vaistus? Ar netkrenta tų žmonių, kad jie vis dėlto nusprendžia, kad geriau nesioperuosiu, bet pabandysim šitą gydymą? Ar nepakeis tai bariatrinės chirurgijos? Pakeisti tai turbūt nepakeis, vis tiek bariatrinė chirurgija turi savo vietą, pagal dabartinės tas rekomendacijas, tai vis tiek maždaug kai KMI daugiau negu 40, jau tas 3 laipsnio nutukimas, taip pat galima nuo 35, jeigu yra tos komplikacijos, ten diabetas ir panašiai, hipertenzija nekontroliuojama ir taip toliau. Bet tai yra jau anatomiją keičiantis dalykas, tai iš principo aš sakyčiau, kad vis tiek dabar, kai turim gana efektyvius vaistus, naujus vaistus, bet tikrai duodančius gerus rezultatus, tai manau, kad tikrai dažniausiai tai pacientai nori išbandyti medikamentinį gydymą ir po to, jeigu nepasiekiam kažkokių tikslų, tai tada galima galvoti, arba svoris toliau auga, tada galima galvoti apie tą bariatrinę chirurgiją, bet šiaip iš tikrųjų tai turėjau irgi net ne vieną, kelias pacientės, kurios yra tiesiog pasidariusios jau po operacijos, praėjo 10-15 metų ir jom vėl svoris ataugo, gal ne visą tą likusi, kaip sakant, buvusi tą svorį, bet jom vėl yra 2 laipsnio nutukimas ir jos tada ateina ir mes gaunam skirti medikamentinį gydymą būtent šiais vaistais. Tai žodžiu, bariatrinė chirurgija tai tikrai neišsprendžia genetikos, bet tai neišsprendžia psichologinių dalykų, kas yra labai svarbu šitoje vietoje, nes svoris nutukimas tikrai yra labai susijęs su psichologinė būsena, tai šitų dalykų neišsprendžia. Todėl valgymo įpročių neišsprendžia tokių, noro valgyti saldžiai, angliavandenių ir panašiai. Tai tiesiog būna tikrai, sakau, kad tas svoris grįžta ir tada reikia vėl jau to medikamentinio gydymo. Tai jinai turi savo vietą, bet, sakau, reikėtų taip visą laiką pagalvoti, kokios pagrindinės tos priežastys yra ir ką po to darysi. Po tos operacijos, koks bus tavo kelias, ką reikės daryti, nes tai tada jau reikalinga priežiūra visą gyvenimą ir dietologo, reikalingi vitaminai, papildai įvairūs, kuriuos reikia gerti ir panašiai. Turėjau pacientę, kurie turėjo ryškias hipoglikemijas, būtent tai labai pablogino jos gyvenimo kokybę šitoje vietoje, nes jinai tik pavalgius turi ryškias hipoglikemijas, tai ir tiesiog tam nėra realiai jokio gydymo iš principo. Tai yra jauna moteris, kuri, sakau, net į darbą nebegalėjo eiti, nes jai tiesiog pastoviai krenta gliukozė. Tai čia tiesiog reikia tada suprasti, kad reikės visą gyvenimą irgi priežiūros, tai nėra viską išsprendžiantis dalykas. Dėl to manyčiau, kad medikamentinis gydymas vis tiek turėtų būti pabandytas prieš operaciją, nes, kaip ir minėjai, ar ten vartotume medikamentus, ar ta bariatrinė chirurgija, vis tiek tie gyvenimo mūsų įpročiai, jie turi eiti lygiagrečiai, nes jeigu mes nieko nekeisim ir nieko nedarysim, tai kaip ir sakei, vėl tas svoris pradės augti. Ar ten po 10 ar po 15 metų mes vėl turėsim tą pačią situaciją. Buvom užsiminę apie cukrinį diabetą. Tai vis tiek kasa, kadangi toks, dvigubas organas, tai man tai tenka susidurti su kasos, egzokrininės funkcijos nepakankamumu. Kitaip tariant, čia žiūrovam klausytam pasakysim, kad, virškinimo ta funkcija sutrinka ir tikrai vieniems ten nevirškina, kurie turi tą cukrinį diabetą, tas ir maistas, aišku, užsistovi skrandį, evakuacija yra lėtesnė ir darant ir skrandžio tyrimą, ten sako, bet aš nevalgiau vos ne parą laiko, ten pilna maisto yra. Tai, vis tiek tai yra susiję dalykai. Ir tenka padaryti tą kasos elastazę,
išmatose, pasižiūrim, kad tikrai, ten mažiau 200 ir ten būna ryškus kartais net nepakankamumas, reikia tų kasos fermentų, o tau, pavyzdžiui, tenka irgi susidurti, sakykim, diabeto kontrolį, kai atvyksta pacientai, kad, skųstųsi, lyg tos išmatos tokios riebios, nenusiplaunančios, lyg pučia pilvą, lyg nevirškina. Ar būna tokių situacijų, kad pirmiau tie žmonės, kaip sakoma, dėl šitų skundų kreipiasi, ar vis dėlto daugiau dėl to, kad, ta hiperglikemija yra ir ten gliukozės tolerancijos visi mėginiai yra pakitę? Tai turbūt labiau dėl hiperglikemijos. Dėl šito. Nes, aišku, jie ateina pas endokrinologą, tai jau jie ir apie tą glikemiją viską šneka ir pasako, kaip jiems tas cukrus ten kilnojas, krenta ir panašiai. Tai turbūt apie tai labiau ir apie tuštinimąsi ten Net neužsimena, iš tikrųjų. Nes, turbūt ir šiaip ta tema tokia gal visiems, žinai, tokia... Ne visiems pasipasakosi, čia atėjau pas endokrinologą, vis tiek, čia ne jos tema, kaip sakant. Tai šiaip tai labai daug apie tai tikrai nesiskundžia ir panašiai, bet jeigu pasiskundžia, tai aišku, pas gastroenterologas gal nukreipti. O yra kažkokių sąsajų su, tarkim, prasta diabeto kontrolė, tarkim, glikuotas hemoglobinas labai aukštas ir tai gali kažkiek tokio ryšio turėti su ir ta virškinamąją funkciją, kad, tiesiog diabetas nekontroliuojamas. Tai tiesiog tada progresuoja komplikacijos, tai galima gal į tą suvesti labiau, kad jeigu bloga kontrolė, tai diabetas pats iš savęs pavojingas dėl savo tų komplikacijų sukeliamų. Tai jeigu progresuos visos komplikacijos, tai viena iš jų gali būti ir skrandžio, virškinimo trakto irgi. Tai tada, aišku, jeigu turėsim blogą kontrolę, tai tikėtina ir komplikacijos ryškesnės. Tai čia aišku, kad diabeto kontrolė gera yra pagrindas, ir paskui jau visi kiti dalykai, kaip sakant. Kaip manai, Lietuvoje žmonės laiku kreipiasi gydyti endokrinologą, kas liečia diabetą? Ar vis dėlto tokie, patenka atvejai jau uždelsti? Čia labai priklauso turbūt nuo amžiaus, gal nežinau, pavyzdžiui, ir nuo miesto, rajono galbūt irgi. Nes jeigu vyresnis žmogus, tai jisai jau vėliau kreipiasi, jau ten diabetas, ir jeigu vyras kaip taisyklė, tai jau dekompensuotas diabetas, jau ateina, kai glikemija, nustatom diabetą, kai gliukozė nevalgius, 20 vos ne. Tai va tik tais tada. O realiai turbūt ir tą troškulį, ir kad ten dažniau geria, ir ten ir šlapinas dažniau, tai jau te turbūt jau tikrai seniau, bet žodžiu, tai va tokie, o dabar, tarkim, Vilniuje ar tenais, jeigu pacientai būna, tai jaunesnio amžiaus, dabargi labai mėgsta visokias išmanes technologijas, tai daug kas tenais būna, kad, tarkim, visus tos ir sensorius būna panešioja pasižiūrėti gliukozai, kaip ten kyla, krenta, ypač jeigu ten sportuoja, siekia kažkokių tikslų ten ir panašiai, tai tada būna, kad tikrai nešioja tos sensorius, žiūri savo glikemijas, arba šiaip tokie gal lankosi profilaktiškai, daro tyrimus ir tenais visokiose privačiose laboratorijose ar dar kažkur, tai tiesiog tada jau jie gal ir būna ir anksčiau užčiopia, pavyzdžiui, kad gliukozė kažkokia į didesnę pusę, nes tikrai turėjau kelis pacientus, kuriems, tarkim, netgi toks kaip diabetas buvo nustatytas, tiesiog iš pradžių tik čiut buvo gliukozė padidėjus, paskui atėjo ten po kelių mėnesių jau dar didesnė, nes jie tiesiog sportuoja, ten dažnai darosi tyrimus ir pasidarė ir ta gliukozė, o šiaip pacientas neturintis jokių nei nutukimo, nei jokių rizikos veiksnių ir jo ta gliukozė jau buvo šiek tiek į didesnę pusę, kas jau iškart kėlė jau įtarimą. Tai tokie, jeigu labai jau rūpinasi, tokių dabar jau pasitaiko, kur prisižiūri pacientų, bet sakau, jeigu ten vyresnio amžiaus ta karta, tai jie tokie kantrus, jie ateina, kai tikrai jau labai blogai. Tai čia toksai gal ir skirtumas iš principo. Taip. O tokia dar yra liga pas jumis autoimuninis tiroiditas. Taip, skydliaukės tokia liga. Tai dabar supažindinkim čia žiūrovus, klausytojus su šita liga, kas tai per liga, kaip atpažinti, kokius jūs tyrimus atliekate, nes aš tikrai žinau, kad šita liga turi ryšį ir su celiakija.
Mhm. Nu tai autoimuninis tiroiditas tai yra tiesiog autoimuninė liga, tai reiškia, kad pats organizmas sukelia tokį kaip uždegimą skydliaukėje. Pats organizmas gamina tam tikrus antikūnius ir tie antikūniai puola tą skydliaukę ir tokį kaip uždegimą daro. Dėl to uždegimo vadinamo tokio, kur pats organizmas sukelia, ne kažkokie išoriniai veiksniai, gali ilgainiui sutrikti skydliaukės funkciją. Tai dažniausiai veda tai per eilę metų į tą hipotirozę, į trūkumą, į, kaip sakant, į hormonų trūkumą, bet būna kartais ir ta hiperfunkcija, hipertirozė, tiesiog kaip per daug gamina jau hormonų. Tai dažniausia tai yra turbūt skydliaukės funkcijos sutrikimo priežastis ir yra autoimuninis tiroiditas. O kaip jūs nustatote, ar reikia kažkokio skydliaukės ultragarso galbūt, kraujo tyrimų, ką reikėtų atlikti, ar pacientas iškart gali tos tyrimus atlikti, tarkim, su šeimos gydytoju, su jo priežiūra, ar geriau pirmiau pas jūs ateiti ir tada nuspręsti, ar reikia tų tyrimų? Tai dažniausiai vis tiek pirmoje vietoje šeimos gydytojas turėtų vieną kartą per metus nemokamai gali TTH tyrimą, kaip sakant, pagrindinės skydliaukės tą vadinamą hormoną atlikti. Tai jeigu mes turim kažkokį funkcijos sutrikimą, jau blogą tą TTH rodiklį, tai žinoma, tada siunčia gydytoją endokrinologą ir tada mes jau žiūrim priežastis, darom echoskopiją, darom kitus hormonus, darom antikūnius ir tada gilinamės, kokia ta priežastis, dėl ko ta skydliaukė tokia jau pasidarė, kaip sakant, nedirbanti arba per daug dirbanti. Tai va, o šiaip, aišku, būna pacientai, jeigu patys blogai jaučiasi, turi nusiskundimų, nuovargis, ten plaukų slinkimas, įvairūs tenais kraujospūdžio pakitimai, pulso pakitimai, emocinis labilumas ir panašiai, tai galima tada irgi, jie ir patys tada būna pasidaro tos tyrimus. Jau atvyksta pasidarę. Jo, būna atvyksta jau pasidarę tyrimus, jeigu turim hormoninius nukrypimus, tai tada visada ir echoskopija pasidarom, kad įvertinti kokia struktūra, koks yra vaizdas, nes reikia įvertinti, ar nėra mazgų, darinių, cistų įvairių, skydliaukės audiny, tai toks kompleksinis ištyrimas. Kaip manai, kas gali išprovokuoti tą autoimuninį procesą? Tai nėra, aišku, iki galo neaiškios kilmės, kaip sakant, bet iš principo dažniausiai tai yra susijęs su genetika, su paveldėjimu, paveldim polinkį sirgti tą ligą, bet kas užveda tą procesą, iki galo nėra aišku. Ar tai po kažkokių virusinių infekcijų, ar po kažkokių didesnių stresų gyvenime, ten, tarkim, padažnėję buvo po COVID infekcijos ir panašiai. Tai va, bet turi būti toks kaip paveldėjimas, bet kas užveda, iki galo neaišku. Dar aišku, moterim būna žymiai dažniau, tai moteriška lytis irgi yra kaip rizikos veiksnys. Taip. Susirgti šitam. Nepasisekė mums. Moterim nelabai šitą vietą. Koks tada yra ryšys su celiakija, nes tai irgi yra genetinė predispozicija turinti liga, autoimuninė liga, aišku, dvylikapirštės žarnos liga, kurią provokuoja glitimo turintys produktai. Bet ką man tenka irgi praktikui pastebėti, kad jeigu paklausi moters, kokiom ligom serga, tai sako, turiu autoimuninį tiroiditą. Ir sako, pučia pilvą, feritinas žemas, iškart jau galvok apie celiakiją. Ir kaip taisyklė dažniausiai patvirtinam, kad yra. Koks čia ryšys? Tai iš principo yra panaši genetinė predispozicija, panašus genai, kaip sakant, gali lemti tiek šitą ligą, tiek celiakiją, tiek autoimuninį tiroiditą. Ir jeigu pacientas turi autoimuninį tiroiditą, tai jis gerokai dažniau gali sirgti ir celiakiją, didesnė rizika, arba priešingai, jeigu yra celiakija, tai irgi gerokai dažniau serga autoimuniniu tiroiditu negu bendroje populiacijai. Nes jų yra tiesiog panaši tavo genetinė, kaip sakant, struktūra, galim taip pasakyti. Tai dėl to tos lygos yra panašios. Kaip sakė, ne panašios, bet jos gali eiti kartu. Tai dėl to reikėtų, jeigu turim vieną ar kitą, tirti. Ypač jeigu, kaip tu ir minėjai, jeigu yra nuolatinė geležies stoka, kažkokie virškinimo nusiskundimai, pilvo pūtimas ir panašiai, tai žinoma, aš dažnai pasiūlau išsitirti dėl celiakijos, iš tikrųjų. O ta gydymo taktika autoimuninio tiroidito, nes tekia pastebėti, kad vieniems ten seleno tik užtenka, kitiems jau ten reikia gydymo tiroksinų, kada jūs jau nusprendžiat, kada paliekam tokį kaip ir stebėjimą, pavadinkim taip, o kada jau reikėtų ir medikamentinio gydymo?
Tai viskas yra orientuota į hormonų tyrimus. Tai esmė yra tokia, kad mes autoimuninio tiroidito išgydyti negalim. Ir ten, jeigu ten kur šneka, visokiose grupėse ir ten taip toliau, ten visokių yra visokių įdomių pasisakymų, tai ten, kai pasako, kad čia su mityba išgydysim autoimuninį tiroiditą, ar ten kažkokius papildukus pagerus išgydysim autoimuninį, tai, žodžiu, nėra vaistų, kurie išgydo autoimuninį tiroiditą, bet mes galim, kaip sakant, jį kažkiek gal pristabdyti, bet tai yra antiek individualu, nes nėra vienos dietos, kuri, kaip sakant, sustabdo visą autoimuninį tiroiditą. Tiesiog tai yra individualios organizmo savybės ir nuo daugelio priežasčių priklauso, kaip jisai progresuos. Vieniem būna jau ateina 20 metų mergina, kuri turi visišką hipotirozę, jau skiliukė nebedirba dėl autoimuninio tiroidito. Reiškia, tiek užprogresavęs jau daug metų. O būna, kaip sakant, moterų, kuriam ten 60 metų, jos autoimuninį tiroiditą turi virš 30 metų ir jom nieko, tas skiliukė dirba puikiausiai ir nieko. Tai čia yra antiek individualios, kaip sakant, savybės pačio organizmo, imuninės sistemos ir taip toliau. Tai gydymas yra skiriamas tada, kai yra skiliukės funkcijos sutrikimas. Tai jeigu mes turim tik padidėjusius antikūnius, tai gydymo jokio neskiriam, nėra jokių vaistų ir ten nieko negydom. Tada galima tiesiog užsiminėti, kaip sakant, kažkokiam rekomendacijom profilaktikos, selenas turi įrodymų, kad gali biškį šiek tiek slopinti, pagerinti skiliukės funkciją, tai selenas kursais galima būti vartojamas, būna selenas su cinku, vitaminas D irgi turi tokių įrodymų, omega, tie visi žuvų irgi gali būti skiriami, bet esmė yra siekti skiliukės funkciją, nes kokie yra hormonai, nes, kaip sakant, esmė yra užtikrinti gerą darbą. Ką mes galim pakoreguoti, tai galim pakoreguoti funkciją. Jeigu trūksta hormono, pridėti hormono, kaip sakant, kompensuoti trūkumą, jeigu per daug gamina hormono, tai mes galim skirti vaistus, kurie paslopins skiliukės funkciją ir irgi normalizuos viską. Tai visas gydymas yra orientuotas į funkcijos palaikymą. Tai tas hormonų tyrimas turėtų būti atliekamas vieną kartą per metus, kad mes galėtumėm, kaip sakant, įvertinti, kokia yra situacija, reikalingas sekimas, nes tai yra autoimuninis tiroiditas, yra tiesiog lėtinė liga, bus visą gyvenimą, bet reikalingas sekimas vieną kartą per metus pasidaryti hormonų tyrimus. Sekti antikūnių nereikia. Nereikia. Jau jie yra pasitvirtinę, jau teigiami. Jeigu mes nustatėm autoimuninį tiroiditą, nustatėm, turim ir ultragarsinį vaizdą ir antikūnius, ten viskas atitinka, nustatėm autoimuninį tiroiditą, tai tų sekti titrų, aišku, yra, pavyzdžiui, prie Graves ligos tam tikri antikūniai, kuriuos mes sekam dėl gydymo taktikos. Tai ten biškai gal kitaip, bet jeigu turim hipotirozę ir tą Hashimoto autoimuninį tiroiditą, tai tada tų antikūnių, tų vadinamų, kur daugiausia visi darosi ir seka, jų nereikia sekti, nes mes jau diagnozavom ligą, viskas. Tai mūsų esmė yra sekti funkciją, sekti hormonus. Tai mes juos galim koreguoti ir mes juos turim sekti. Tai dar yra, aišku, skirtiniai etapai moterų gyvenime, nėštumo planavimas, nėštumas, žindymo, pogimdyvinis periodas ir panašiai. Tai tuo momentu labai yra svarbu sekti hormonus, nes yra ir kitos rekomendacijos, kitos normos ir visai kiti, kaip sakant, sekimo ir gydymo variantai. Todėl tuo momentu būtinai turi būti irgi endokrinologo, kaip sakant, priežiūra. Taip. O čia daugiau mitas ar tokios nepagrįstos baimės, kad turint skydliaukės ligų negalima apskritai jodo turinčių preparatų, ypatingai didelė baimė atsiranda tada, kai reikia siųsti kompiuteriniai tomografijai su jodo kontrastu ir pacientas sako, aš negaliu, man negalima, man neleido, nes čia pakenks mano skydliaukiai. Tai čia daugiau toks mitas, nepagrįstos baimės, ar vis dėlto yra tame tiesos? Tai tokių absoliučių kontraindikacijų, kaip sakant, esmė yra, kokia yra skydliaukės funkcija. Tai jeigu, pavyzdžiui, turim hiperaktyvę, tą hipertirozę, tai tada, aišku, tas kontrastas jodo, jis gali gal kažkiek ir paaštrinti tą situaciją, būtent skydliaukės gali gal ir pabloginti. Bet, kaip aš sakau, visada medicinoje yra svarbu naudos žalos santykis. Jeigu tos kompiuterinės tomografijos reikia, nes atsidūrė ligoninėje, tau yra ūmus pankreatitas, tau būtinai reikia daryti tyrimus, arba tau yra plaučių embolija įtariama. Onkologinė liga.
onkologinė, tau reikia Taip, įvertinti visą išplitimą. taip. Nu, tai tikrai tai privaloma Mhm. daryti tuos tyrimus ir tada tas skiliukės hormonus, kaip sakom, funkciją reikėtų pasiekti tiesiog atidžiau pažiūrėti, ar kažkaip sureagavo, nesureagavo. Nu, būna, kad kažkiek pareaguoja, bet mes tiesiog paliekam gal stebėjimui. Po kelių mėnesių atsistato, viskas būna grįžta į savo normos ribas, skiliukė tokia gana lanksti pasikeičia. O po skydliaukės vėžio, sakykime, gydymo saugu atlikti tada tos irgi jodo kontrastinius tyrimus arba ten vartoti preparatus jodo? Saugu. Dėl to tai viskas ten saugu. Bet ten, tarkim, jeigu yra autoimuninis tiroiditas, tai irgi jodo kaip papildai tokie, nu, jie nerekomenduojami šiaip jau vartoti. Tai, nes daug kur irgi būna klausia, tai ar čia galima to jodo, tai šiaip tokių kaip ir sakom, kad geriau nevartoti to jodo papildomai, jeigu autoimuninis tiroiditas, nes kažkiek tų duomenų tyrimuose, kad gali kažkiek gal pabloginti tą, nu, tokių nevienareikšmiškų ir atsakymų, tai, nes, kaip sakant, su visais papildais, visokiais ir panašiai, tų tyrimų niekas daug nedaro, tai dėl to apie tą jodą, tai taip, jeigu autoimuninis, tai sakau, toksai tiroiditas, tai biškiai atsargiau. Tęsiant hormonų temą, iš tiesų ir pačiai tenka susidurti, kai pacientės atvyksta su virškinimo trakto simptomais, to pačiu pūtimu, besikeičiančiu tuštinimusi ir dažnai tai būna arba ta perimenopauzė jau, arba jau menopauzės laikotarpis ir sako, na, tikriausiai čia man viskas dėl tų hormonų. Ar yra tame irgi ryšys ir jeigu taip, ar endokrinologas čia jau galėtų irgi prisidėti, kaip sakau, tai multidisciplininiai komandai ir galbūt atlikti kažkokius kitus hormonų tyrimus, pagal ką būtų galima padėti tam žmogui gal sureguliuoti, gal kažką paskirti, kad ta situacija pagerėtų? Na, kaip aš sakau, hormonai veikia sistemiškai. Tai jeigu mes turim, tarkim, nu ten tos kelis nusiskundimus, ten pilvo pučia, čia kažką nevirškina, nu, tai gal nelabai čia endokrinologija. Jeigu yra daugiau nusiskundimų, mėnesinio ciklo sutrikimas, atsiradęs kažkoks plaukų slinkimas, svorio pokyčiai, augimas, kritimas, irgi gali būti pulso pokytis, pavyzdžiui, tachikardija, per didelis pulsas, kraujospūdis kažkaip kilnojasi irgi liktai. Tai va, jeigu yra daug visokių, daugiau tokių nusiskundimų, tai tada galima būtų įtarti, tarkim, kažkokią endokrinologinį susirgymą ir pas endokrinologą būtų galima nuvykti, kaip sakant, pasitikrinti. O kokius dažniausiai tyrimus tokiais atvejais jau rekomenduotumėt atlikti pacientams? Nu, tai vis tiek pagrindiniai tyrimai yra skydliaukės tyrimai, nes skydliaukė veikia visą organizmą iš tikrųjų, todėl pirmoje vietoje ir dažniausias vis tiek yra skydliaukės ligos, jeigu iš tų tokių endokrinologijos sutrikimų, kaip sakant, endokrininių, tai pirmoje vietoje skydliaukės hormonų tyrimus atlikti. O ten tie visi estrogenai, testosteronai, būna ten žmonės patys net prisidaro tų tyrimų ir sako, dabar pakomentuokit, čia man viskas gerai su hormonais ar man nėra gerai su hormonais. Ar nebūna tokių situacijų, kad atvyksta su tokiu, pluošto tyrimu? Labai dažnai. Tai labai dažnai ir dažniausiai, kadangi, pavyzdžiui, tos estrogenas, ta estradiolė, LH, FSH, jos reikia daryti pagal tam tikras ciklo dienas, negali taip paimti ir daryti. Tai būna jie nueina ir tiesiog pasidaro ir tada, tas vertinimas tada toks, kaip sakant, tos tyrimus tiesiog padarė, tai jie tokie netikslingi pasidaro. Dėl to, geriausiai būtų tiesiog eiti pas gydytoją, kuris sustatytų ištyrimo kažkokį planą, tiesiog kaip juos padaryti, kada padaryti ir panašiai. Taip. Nes su hormoniniais tyrimais yra daug niuansų, sakau, tam tikrom ciklo dienom, jos reikia atlikti tam tikrom valandom, pavyzdžiui, tik ryte ir tik tais ten nevalgius, ten tik tais, pavyzdžiui, testosteronas vyram tik ryte, būna pasidaryti 2 valandą. Tai jau tas tyrimas, jis nevertina, jis nebetikslus. Tai tiesiog turėtų būti tam tikros rekomendacijos prieš tyrimų darymą ir tas, sakau, reikėtų pirmą pas gydytoją ir tada žiūrim, kas rekomenduojama. Bet šiaip tos tyrimus reikėtų daryti pagal indikacijas, iš tikrųjų. Tai jeigu yra tų nusiskundimų, tai mes galim padaryti, sustatyti planą, kada daryti ir panašiai. Bet šiaip sau ateiti, nes būna ateina, tai aš noriu hormonus išsitirti. Tai, o kokie skundai, ir ten kažkas ten labai minimaliai ten. Tai, tiesiog, sakau, hormonai veikia sistemiškai, tai tų nusiskundimų jie tokie būna,
įvairūs ir jie būna būdingi tam tikriems sutrikimams, tik tais tam tikri hormonai turėtų būti atliekama, o ne viską ištirti. Nu, visų hormonų nereikia daryti. Taip. Tai arba profilaktiškai būna ateina, tai šeimotiškus hormonus nori profilaktiškai išsitirti. Tai, nu, tai nežinau, koks tikslas, jeigu ciklas reguliarus, viskas gerai, tai kam tirti? Nu, tiesiog toksai, vat, šiek tiek paskui pasidaro interpretacijos visokie klausimai, neaišku, kaip čia interpretuoti, kaip čia ką, čia bišį gal čiučiut, čia nenormai, čia gal čiučiut per daug, čia gal per mažai. Tai tiesiog labai Ir būna žmonės labai išsigąsta, pamato tos rodiklius pakilusius, ten, sakykime, arba ten nėra, kaip sakau, normos ribose ir kartais tai būna toks, išgastis jau perdėtas, kai, vat, kaip ir minėjai, tyrimai atlikti ne tuo momentu, kada turėjo būti atlikti, bet žmogus jau iškart įsigastina, jau, kaip sakau, bėga jau pas gydytoją, kas man čia jau yra, jau kažkas negerai. Vėžio markeriai, vėžio markeriai, su žarvynus tyrėsi. Kur vieni ten nieko, ta prasme, nepasako ir tada reikia tų endoskopinių ir tyrimų, ten jeigu kas liečia jau iš mano pusės, ar ten echoskopijos, ar magnetinių rezonansų, nu, žodžiu, visa ta karuselė užsiveda, o ten būna tiesiog kažkoks lėtinis uždegiminis procesas. Tai su tom interpretacijom tyrimų atsargiai, jo, ir jos daryti, nu, tai kaip jau yra indikacijų, o ne taip savo profilaktiškai, kaip sakant. Na, gal mes dar kažkokių ligų iš tavo pusės nepaminėjom, kas būtų susijęs su virškinimo sveikata, gal yra kažkokių sąsajų su kitom, sakykime, endokrinologiniam ligom, nes aptariam skydliaukę, aptariam tos hormoninius visus pokyčius, cukrinis diabetas, nutukimas, gal dar pačiai, sakykime, yra tekę, susidurs su situacijom tokiom įdomesnėm, kurios gal kažkiek ir turėjo to ryšį ir su virškinimo sistema, kad reikėtų nukreipti ir pas gydytoją gastroenterologą. Nu, čia taip gal konkrečiai būtent jau daug apkalbėjom, bet tarkim, jeigu būna kažkokie alkio priepuoliai, va, tarkim, gal irgi, kad va taip užeina staiga, va kažkoks alkis, čia va valgyt lik norisi, va lik kažkas čia. Tai, nu, tai vat, gal, tarkim, čia irgi su gliukoze vat, galėtų būti susijęs dalykas, nes, nu, tarkim, silpnumas, alkis didelis labai atsirandantis, tai toks tos hipoglikemijos požymiai tokie. Tai vat, nes, aišku, tai, kaip sakant, reiktų pasitikrinti tada, pasižiūrėti, kokia ta situacija, bet galėtų gal kažkiek irgi būti susiję, arba ten, pavyzdžiui, pacientai po pankreatito, jeigu yra, tai jiemsgi didelė rizika turėti cukrinį diabetą ateityje. Tai ir jų tikrai būna, kad paima ir staigiai atsiranda diabetas jiems, nors realiai atrodo kaip ir jau tas pankreatitas senai buvęs, ar ten dar kažką, bet jiems tikrai dažnai būna, kad atsiranda cukrinis diabetas ir jis gana sunkiai kontroliuojamas ir dažniausiai tai yra reikalaujantis insulino terapijos, o ne tik kažkokio tabletinio gydymo, todėl kad tiesiog nebėra insulino atsargų normaliai po buvusio uždegimo. Tai vat šitą reikėtų turbūt taip irgi atkreiptiem pacientam dėmesį šitą vietą. Dabar dar labai populiaru kalbėti apie gliukozės šuolius. Tenka susidurti. Jo, su tais visais sensoriais. Su tais sensoriais, kad vis tiek suvalgiam, stebim, kaip čia kas vyksta. Tai ar tikrai reikia iki tokio išprotėjimo sekti? Ne, nereikia. Būtent, kad nereikia. Šiaip jau taip labai jau nereikia sekti. Nesakau, visą laiką prasideda tada interpretacija. Kaip čia dabar interpretuoti, ar buvo kažkokių simptomų, nes esmė, kad mes turim gydyti pacientą, o ne tą kažkokį kraujo tyrimą, ne kažkokį tą rodiklį. Tai kad ten tas rodiklis rodo, kad gliukozė buvo 3,2. Ir aš tada klausiu, o tai jūs ką nors jautėt? Ne, nieko, aš normaliai, čia viskas man gerai. Tai nieko nereiškia, čia yra tiesiog. Nes vis tiek tie visi aparatai turi kažkokią ir paklaidą, tai jie nėra ten 100% tikslus. Tai jie turi kažkokią nuokrypius ir panašiai. Tai esmė ar yra klinikiniai požymiai, tarkim, tos nukritusios gliukozės, kaip minėjau, alkis, šaltas prakaitas išpila, drebina, ten kažkoks silpnumas, ten net sąmonės sutrikimo epizodai gali būti, arba svaigulys galvos iki nualpimai visi ir panašiai. Tai yra tokių. Ne, tai iš nieko, viskas gerai. Tai reiškia, ten nieko ir nėra. Ir iš principo nereikia labai dėl to ir pergyventi, bet sakau, tas toks irgi kartais perdėtas jau tas tyrinėjimas, jis šiek tiek daugiau streso įvaro, negu kad tai yra iš tikrųjų kažkokia problema.
Arba tie šuoliai, aišku, va tie šuoliai, tai tiesiog galima tada gal pasižiūrėti savo mitybos racioną, gal tai labiau vat, su kokiu dietologu ar kažkuom aptarti tą situaciją, kodėl man čia tie nuo kokio maisto užkilo, kaip buvo ir panašiai. Arba gal tiesiog, kad aptarti, kad pacientai dažnai patiria, pavyzdžiui, kažkokį stresą, tai nuo streso vien sukilo ta gliukozė. Tai irgi ne visada kaltas maistas. Ne visada, tikrai. Tai čia nuo begalės gliukozė nuo visko beveik priklauso, labai labai svyruoja ir tai vienas iš tų tokių rodiklių, kur labai sunku net ir pagauti ir jį vertinti. Nes, sakau, tiesiog pastresavom, blogiau pamiegojom, tai bus vienoks rodiklis. Daugiau pavalgėm, mažiau pavalgėm, sportavom, ten judėjom, ten kažką, tai bus vėl kitaip. Tai netgi tą patį maistą valgant gali būti kitokios gliukozės, nes tiesiog daugiau tą dieną stresavom, bus didesnė. Ten blogiau miegojom, dar kažkaip, jeigu sirgimas, temperatūra, dar vėl visos visai kitokios gliukozės. Tai sakau, interpretacija ta tokia, jinai geriau pagal simptomatiką. Taip, tai esmė, kad ar yra klinikiniai požymiai, esmė va tokia, ar jie koreliuoja su tais kraujo, tais rodikliais visais. Jeigu kažkokia koreliacija yra, tai tada taip, mes galim tada ieškoti kažkokių priežasčių, ligų ir panašiai, bet jeigu ten viskas gerai, savijauta normali, tai jie nieko labai nereiškia iš principo. Na ir pabaigai, tavo žinutė mūsų žiūrovams ir klausytojams, ką norėtum pasakyti, gal ir patarti, tokius akcentus sudėti būtent tomis temomis, apie kurias šiandien kalbėjome. Tai pagrindinis akcentas turbūt tas, kad svoris nėra tik valios trūkumas, kad svoris yra kompleksinis dalykas, kad jį lemia daugelį aspektų ir kad tiesiog reikėtų įvertinti viską taip plačiau šitoj vietoj, kad nenurašyti savęs tik tais kaip valios trūkumo ir panašiai. Kitas dalykas, kad tarkim dėl endokrininių įvairių sutrikimų, kad hormonai veikia sistemiškai, kad mes, jeigu turim vieną kažkokį nusiskundimą, ten biškį nevirškino, paputė pilvą, dar kažką gal nebus, kaip sakant, jau endokrininė liga, bet jeigu mes turim daugiau nusiskundimų, svorio pokyčius, plaukų slinkimą, mėnesinių ciklo sutrikimą ir panašiai, tai visada reikėtų kreiptis į gydytoją endokrinologą, išsitirti, išsiaiškinti priežastis. Tai ačiū tau labai, Paulina, kad atvykai, pasidalinai taip šiltai, informatyviai, profesionaliai, tikrai ir išsamei papasakai mūsų klausytojams ir žiūrovams tikrai šitomis temomis, kurios šiai dienai yra labai aktualios, tai ačiū tau labai. Na, o mūsų žiūrovams ir klausytojams, jeigu patiko mūsų pokalbis su Paulina, tai būtinai nepamirškite padėti like, palikti komentarą ir prenumeruoti Gastro paprastai kanalą.